Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo, kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Sveiki nepaslydę nei kelyje, nei gatvėje. Čia Reidas, mūsų gyvenimo grimasų kronika. Šeštadienio rytą kelių policija surengė reidą Rimkose. Čia Petro automobilis, čia Petro dviratis. Jam jo dabar prireiks, nes Petras yra girtas. Vairavo automobilį ir įkliuvo girtas. Jam nustatytas lengvas 0,94 promilės girtumas. Klausykit, Petrai, dabar paaiškinkit, o dabar jau jūsų mašiną jie nori konfiskuoti. Gal jau ne? Kaip? O tai jūs neradot vairuotojo ar kaip yra? Neradau. Neradot? Radau. Radot vairuotoją? O kodėl jį išveža? Todėl... Ką? Pakartotinumas? Ne. Tai žinokit, konfiskuos ko gero? Eisim pirmadienį pas viršininkų. Pakalbėti. O ką viršininkai papasakos? Viršininkai? Nu, tai jūs jau galvojat? Nu, tai kad viskas keliauja į teismą, žinokit, iš tikrųjų. Jo? Rašo prašymą pats savininkas gali, bet jis įsipareigoja iki teismo niekam jūs neperleis, neparduoti. Čia, supratau. Nauja tvarka. Nuo sausio. Nuo sausio. Nuo sausio 1. Tai mėnesį tvarka jau galėjo, kad jums iki teismo paliks mašiną. Gali tai būti, bet tai viršininkas arba vėliuotas asmuo gali. Supratau. Duoti, leis. Supratau. Tai čia va tokios naujienos. Bet visi gali ir konfiskuoti. Jo, visi teismas gali, aišku. Jo. O pirmą kartą, kada girtas įkliuvot, irgi šičia? Ne, Ne? Krepšinį neteisi, žinok, nepilvok. Supratau. O tai juk aš ir nebevaikščiau krepšinį, man užteks tų nervų. Buvo. Tai va. Girdėjote, ką sakė Petras? Nors Petras antrą kartą įkliūna girtas, jis eis pašnekėti su viršininkais. Mat nuo naujųjų metų įsigalioja nauja automobilių konfiskavimo tvarka, kuri pažeidėjams suteikia laisvę. Mat nuo sausio 1 dienos pažeidėjo automobilis gali būti konfiskuojamas tik jeigu priklauso jam pačiam, šeimos nariui ar artimam giminaičiui bei įmonei, kuriai vadovauja pažeidėjas ar jo giminės. Tai reiškia, kad jei automobilis registruotas draugo, sugyventinės ar kaimyno vardu, jis negalės būti konfiskuojamas. Be to, pagal kodekso pakeitimus, automobilis net nebus sulaikomas, kol nagrinėjama pažeidimo byla. Tačiau naujoje tvarkoje yra viena sąlyga. Mašina negali būti parduota iki nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, apskundimo termino pabaigos arba galutinio teismo nutarimo įsiteisėjimo. Už šios sąlygos pažeidimą numatytos kraupios baudos, viršijančios net bausmes už pačius sunkiausius pažeidimus. Šių reikalavimų nevykdymas užtraukia 2896 arba 4344 eurų baudą fiziniam asmeniui, o įstaigos ar organizacijos vadovui dar didesnės siekia apie 6000 eurų. Na bet ką mes čia gaziname jūs? Keliaukime toliau. Keliaukime į kitą reido vietą. Herkaus Manto gatvėje sustabdytas BMW važiavęs be draudimo. Labą dieną. Ko neturit? O, prasideda. Bet juk ne visi BMW blogi. Viską turit. Tvarkingą vairuotą BMW. Taip? Taip. Ar patiko žiemą vairuoti? BMW. Nepatiko rimtai? Taigi visi alpsta nuo to, kad žiemą galima su BMW pasiplėšti truputį. Bet jūs ne tokia vairuotoja, taip? Gerą kelią, iki. Stebina šiais laikais, kai yra vairuojama neprisisegus saugos diržo, juolab taip elgiasi taksi vairuotojas. Na ir kas ten dabar? Pamatė vairuotojas policijos kordoną ir sugedo mašina? Tadai, o niekada neturėjai vairuotojo pažymėjimo? Turėjau. Supratau. O kur padėjai? Už greitį atėmė ar už girtumą, pasakyk? Už girtumą? Lengva. Už lengvą? Darom bagažinį. Metams laiko, taip? Darom. Tai va dabar tas barškėjimas vadinasi ir prasidėjo nuo to, ne? Juk taip, Tadai. Nebarškėjau. Nu, sako, sustojot, kad barškėjo. Pamatėt policiją ir sustojot, juk taip, Tadai. Lemputė man įsidegė, kad antifrizas. Ir automobiliu Supratau. Čia yra Tadas. Tado automobilis sustojo, kai Tadas pamatė policijos pareigūnus.
Tadas buvo blaivus, bet vairuotojo pažymėjimo Tadas buvo netekęs už lengvą girtumo laipsnį. Beje, Tado draugė turėjo vairuotojo pažymėjimą, tai iš karto jau galėjo vairuoti, ką. Tuo metu buvo gautas pranešimas, kad linksmuolis su automobiliu įkrito į Jakų žiedą, nuo kelio nusivirsta atvažiavus nuo Šilutės pusės. Nissan Primera vairuotojas buvo itin gerai nusiteikęs. Norėjom pažiūrėti, kaip nuo Skardžio važiuoja mašina. Nu ir kaip važiuoja nuo Skardžio? Labai puikiai. Puikiai važiuoja. Nebuvau mėginęs, bet pasiruot galės dar. Supratau. Bet dievulinė neišgirs man šitą dalyką. Jo, nu kokį jį sakytų. Ne. Jau Kroatijoje tai būtų prašiau buvę, jeigu jau Kroatijoje būtume buvę. Tam visi išaukščiau reikia kirsti. Automobilio ekipažas per avariją nenukentėjo, valstybinė žemė neapgadinta, ūkininko pasėliai nesuarti, tad ištrauks kas nors linksmojo piliečio mašiną ir tiek žinių iš Jakų žiedo. To lietingo šeštadienio popietę buvo gautas pranešimas, kad Debrecino gatvėje girtas pilietis apdaužė 2 mašinas, tačiau galiausiai prisiparkavo teisingai. Taip, kaip visi parkuojasi, ant šaligatvio, o ką daryti? Tačiau mes ne apie tai. Čia yra Zigmas. Zigmas yra girtas. Tu kažkam brūkštelė. Nu, Bet jūs pripažįstat, kad brūkštelė. brūkščiau, gal. Taip. Aš net nepajutau. Supratau. O kam brūkštelėt? Tai va, tai dabar aiškinas. Į man pripažįsta, tai aš anam kiemė ten kažką stovėjo, kažkas tai kitą mašiną. Aha. Kad aš kitiem brūkštelėjau ir ten brūkštelėjau. Bet, mielas ponė, jūs pripažįstat, kad vairavot, kad jūs brūkštelėjot, jūs pripažįstat viską, taip? Taip. Nu va. Tai dabar tik tai mūsų tikslas dabar atrasti, kam brūkštelėte, taip? Supratau. Kam brūkštelėjo? Toyota brūkštelėjo, man atrodo, atsirėmęs buvo į Peugeot bamperį. Toyota ir Peugeot. Peugeot bamperį atsirėmęs buvo. Supratau. Toyota ten, kur ant šaligatvio stovi. Toyota pat. Supratau. O tas Peugeot? Peugeot čia stovi tas senukas. Jisai grinai atsirėmė su bamperiu ir toliau nuvažiavo. Supratau. Nu, nežymiai žodžiu. Kokią šiandieną, kad mes tiek prilūpę dabar? 2.06. Šeštadienis, penktadienis, taip mes ir gyvenam. Nu ir čia tam kiemė, aišku, čia blaivam laviruoti tam kiemė yra sudėtinga, ką aš žinau. Labai sudėtinga yra. Nu, o tai čia girtam tai apskritai košmaras yra. Jūs dar čia ant šaligatvio užvažiavote, čia vaikų pilna, viską čia atsargiam reikia būti, turbūt gerbiamas Zigmai. Pakalvot, kas sėdė dirbom. Atsimenat. Tai nedaug kas atsimena Klaipėdai. Ačiū jums visiems, kad atsimenat. Bet kad aš niekom negaliu padėti, jeigu girtas jau vairuoja Zigmai, jau čia viskas, jau amba. Amba, jo. Jau čia yra amba. Amba. Jo, blaivas būtumėt padaręs avariją, tai čia jokių problemų. Susipildė deklaraciją ir viskas, ir viso gero. Čia dabar. Nu kaip ne avarija? Įgrėžimas, nu kaip, avarija. Nu avarija, Zigmai, avarija. Policija iškvietė kaimynai, juk jiems nepatiko, kaip vairuoja Zigmas. Man tiesiog gero, aš pats vairuoju nuo 73 metų vairuoju. Aš visai tą laidą žiūriu antradienį. Man patinka, žmonai man patinka, koks vairuotas, nuo 73 sakau. Ačiū jums. Čia ponas nepravažiuosit. Ne, kiek jūs išklausęs žodžių, ypač iš tų gertų. Bet var gerų žodžių išgirdau. Tikriausiai duosiu tau velnių visgi. Bet var gerų žodžių išgirstu, vat jums patinka laida, nu labai smagu. Labai žiūriu. O žmona, tegu nežiūri, nu į kam jie žiūrėti, nu, tegu nežiūri kulinarinę laidą ar apie mezgėjus. Aš nuo 73 metų. Va, tai man buvo 11 metų tada. Jo? Nu, O man jau 60 metų. Jeigu ką, tai Zigmui teks atsakyti tik už vienos mašinos apgadinimą. Ant antros šviežių apgadinimų nerasta. Ir šiuo atveju jokio skirtumo, kiek mašinų apdaužiai Zigmai. 1 ar 2. Girtas, avarija, teisėms baba. Kaip ir sumą reikia surinkti valstybei tokią nemenką. Šilutės plente susidūrė Mazda ir Seatas. Na, šioje vietoje dažnas atvažiavęs Kauno gatve šauna iš karto į 2 ar 3 eismo juostas. Šauna į apsisukimo vietą, o tas apsisukimas seniausiai panaikintas. Tokiam manevravimui yra pabrėžtos riebios ištisinės baltos linijos. Čia ta istorija, kai jų nepaisimas baigėsi mašinų sudaužimais. Ištisinių linijų nepaisimas. Apsisukimas yra ten toliau. Netoli toliau, bet jis legalus. Sukimės ten ir nedaužykim mašinų svetimų. Ale kas per manieros naujos, kas per kito reakcijos tikrinimo būdai aplenkia ir per stabdžius kerta. Viskas nufilmuota. Dar tektų pasiginčyti teisme dėl kaltės, kai filmuotoje medžiagoje matomas piktybiškumas. Pas Šventą Petrą dažniausiai keliaujama tamsiu paros metu. Čia kelias nuo Rimkų, pasukame Priekulės link ir vos nenukertame Vaiduoklio, kurį taip ir pavadinsime Vaiduokliu Rimkumi.
Kiek galime kartoti, kad jeigu vienas sustoja praleisti pėsčiųjų, tai būk malonus ir tu sustok, juolab vaiko nesimato. Nesimato vaiko šilutės plente, ketinančio eiti per perėją. O jeigu vienas stovi, tai vadinasi kažkas yra prieš perėją, stok ir tu. Tau sakome, dideliais ratais. Na, atrodo, iš kur gali atslinkti pavojus tuščiose ir šlapiose Klaipėdos gatvėse? Na, iš kur? Aišku, kad iš šono. Pasuko archyvinę Audi, dar liaudyje Silke vadinama, iš Minijos gatvės ir remonto dirbtuvės ir tai buvo vos ne paskutinė jos kelionė. Kokia mašina, toks ir vairuotojas, 102 metų. O tas ką čia daro? Jo čia neturėjo būti šito automobilio. Gudrutis kampus pjausto. Na, komisaras laukia Tamstos Kauno gatvė 6, 4 aukštas. Ir dar veikėjas, lygesnis už lygius, skirtas dvigubas ištisinės linijas rauna prieš eismą, nes jam reikia. Tai mašinos markė leidžia jam šitaip važiuoti turbūt. Kol taip galvosime, tol mus droš policija ir ne kitaip. Klaipėda, Simonaitytės gatvė. Gerbiamas meistrė vadybininkė visų galų, mes jums primename, kad lenkti prieš pėsčiųjų perėją yra tiesiog nepadaru, juolab prie mokyklos. Juk piplių nesimato jų prie priekyje važiuojančią mašiną. O dabar prisiminkime staiga prasidėjusią ir pasibaigusią žiemą. Kelias Kretinga Klaipėda. Na, apie šitą avariją mes jau žinome, mes ją rodėme anoje laidoje, o toliau vaizdai mums primins, kad, mielieji, čia yra žiema. Ji tęsiasi 3 savaitės, bet niekas nesako, kad ji nesugrįš. O jeigu grįš, tai vėl turėsime įjungti kitas pavaras savo galvoje. Beje, lėtai įjungti. Žiemą staigių judesių daryti negalima, nes bus bėdos. Šio pamokslu leiskite pabaigti pirmąją laidos dalį. Dabar jūsų dėmesio reklama ir anonsai, po to laidoje matysite. Per 3 valandų trukmės žiemą mes parodėme, kad lietuviai ne vairuotojų tauta. Vienas vos nepaskendo, kitas lenkia su vasarinėmis padangomis, sunkvežimis ir Afrikoje yra sunkvežimis ir aišku filmuoja Reido reporteriai. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Jis nuolatinis tavo gyvenimo palydovas. Kai sieki profesionalumo. Kai nori pramogauti, jis sugeba nustebinti. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Laidą Reidas pristato Einhell – įrankiai meistrams. Ačiū, kad niekur nedingote nuo televizijos ekrano, nes dabar pamatysite antrąją Reido dalį. Sekmadienio Reidas buvo kuklus, visi tvarkingi ir keisti. Herkaus Manto gatvė. Na, mielieji, ar nekeistas sunkvežimio kabinos durelių užraktas? It tai būtų laukinio tualeto duris. Juolab tų durų langas neatsidaro. Čia kaip į tualetą duris, labo dieną! Klaipėdos kelių policija. Karlas, pateik mano pažymėjimą. Vairuotojo pažymėjimą pateikit. Čia pats sumeistravoji tą uždarimą. Štai toks labas sekmadienio rytas. Herkaus Manto gatvėje sustabdyti vairuotojai buvo tvarkingi ir teisingi, tad kraustumės į kitą vietą, į Vilniaus plentą. Labai retai būna, kad čia važiuotų visi blaivūs, teisingi ir tvarkingi. Įkliūta ir šį kartą. Volkswagen Charan vairuotojai nustatytas lengvas girtumas. Apmaudžios 0,47 promilės alkoholio. Tuo metu ant kalvos kažkoks pilietis pradėjo makaluotis pirmin atgal. Tas pilietis atvažiuos ir padėkos policijai. O tuo metu kitas pilietis ant kalvos pametė visų regį Mitsubishi. Vairuotojas dingo salone palikęs 2 butelius alaus. Reidas baigėsi, tačiau prie visureigio buvo surengta pasala. Netrukus prie jo blaivus vairuotojas, kuris paaiškino, kad pamačius policijos kordoną, jį užpuolė tryda. Jis paliko kelkraštyje automobilį, o pats nuskuodė į degalinę. Neva. Piliečiui surašytas protokolas už tai, kad nepateikė reikiamų dokumentų. Tad šį kartą išsisukta, paleidus vidurius. Sekmadienį Žemaitiją aptaškė šlapdribos purslai ir vairuotojai pradėjo vairuoti ne taip, kaip pridera. Štai pavyzdys Klaipėdos rajone. Už Dovilų vos nenuskendo automobilis Audi. Gerai, kad jis pakibo krūmuose. Apie 13 val. Klaipėdos rajone kelyje tarp Dovilų ir Bačių prieš patiltą per Miniją išvažiavo į priešingą eismo pusę, nuvažiavo nuo kelio ir krūmuose pakibo automobilis Audi A4. Jaunas vairuotojas, neturintis ne 2 metų vairavimo stažo, per avariją nenukentėjo. Jeigu ne krūmai, automobilis būtų paskendęs patvinusioje Minijoje. Mes čia neužtruksime, mes varome toliau, žinot patys kur. Taigi Klaipėda Kretinga kaktomuša susidūrė Ford Galaxy ir BMW X5 sužeistas žmogus. Galinės Ford padangos vasarinės.
25 metų automobilio Ford Galaxy vairuotojas Ignas, važiuodamas Klaipėdos link, aplenkė vieną automobilį ir grįžo į savo eismo juostą. Tada automobilį pradėjo mėtyti, jis išvažiavo į priešingą eismo pusę ir tieškėsi į Kretingos link važiavusi automobilį BMW X5, kurį vairavo kretingiškis Tomas. Kas BMW vairavo? Labą dieną. Ačiū, kad gyvas sveikas ir matau, kad nekaltas esate. O čia tai geras, BMW ir nekaltas. O kaip buvo, sakykit? Aš važiavau iš Klaipėdos, man slenkė mašinas. Aha. Sumitina. Negrįžau savo juostą. Supratau. Davos eismas 3 metams sena. Nu tai, kas yra įdomiausia, kad čia šitam kelyje jau 3 avarija ir visi su vasariniam padangom. Tai čia ne kelininkai netgi kalti, o padangos kaltos. O tai to vairuotojas kur? Jisai vienas važiavo? Vienas, supratau. O jūs? Irgi vienas. Supratau. Ale kaip reikalų atsirado iš karto. O tai tas vairuotojas paaiškino jums, ką nors, ką jisai padarė, ar ne? Niekas, gal kodėl lenkiai. Skubėjau viskas. A, šitai. Tai jisai, žodžiu, lenkimo metu viskas prasidėjo, ne? Supratau. Ten posūkėlis toksai lengvas, avaringas ruožas, greitis 70, nu vat ir yra. Ir dar su vasariniam padangom gale. Bet jūs, matau, bandėt išvengti kažkaip, tai vis tiek sukat, o ne biškį kelkraštį. Ne? Ai, po smūgį jau. Aš jau jų parenėjau, nekalbėjau. Ford Galaxy išvažiavimą į priešingą eismo pusę iš dalies gali paaiškinti vasarinės padangos uždėtos ant galinės ašies. Tiesa, priekinės padangos žeminės, žodžiu pataupė, ubagiška taupimo schema, kuri po to kainuoja keliasdešimt kartų brangiau, nekalbant apie sveikatą. Automobilio Ford vairuotojui Ignui, vairavusiam žmonai priklausantį automobilį, buvo papriekaištauta, kad tokiu oru geriau nelenkti kitų mašiną. Šis atsakė, kad turėjo skubių reikalų. Aha, Ignas dabar išvežtas į ligoninę. Jis skundėsi skausmais galvoje ir krūtinėje. Kas dar norėtų paburbuliuoti ant kelininkų, ką? Šiame kelyje per savaitę antrąjį skaitinę avariją ir kurią sukelia automobilį su vasarinėmis padangomis. Na, kas gali paburbuliuoti ant jų? Pirmadienį Klaipėdoje Liepų gatvėje atsitiko toks dalykas. Bulgaras 3 paras vairavo vilkiką ir kai iki tikslo pabaigos buvo likę keliasdešimt metrų, jis iš antros eismo juostos užsimetęs bandė pasukti į kiemą. Tada jį trenkėsi automobilis Audi važiavęs paskui, o tada avarijos vietą bandė apvažiuoti keleivinis autobusas ir užkliuvo už vilkiko nosies. Aha, stiklai išdaužyti, supratau. Labą dieną. A tai jūs į avariją pakliuvote, jau po to suprantu. Po to norėjau apvažiuoti, tas medis biškį būtų paėmęs, būtų apvažiavęs. Juosta viską uždaryta. Jūs vėlauti reisą? Sankryžą. Aš sankryžą negaliu autobusą palikti. O žmonių turėjot? Nu, buvo ten žmonės. Keli? 3 mušė. 3 babulės, supratau. Nesužeistas jos normaliai viską. Ne, nu iš kur sužaisė, aš biškį važiavau. O kiek metų vairuojate jau? A, tai senai. Supratau. Ilga. Aš dar gimęs nebuvau. Supratau. Ne, buvom. Štai tokia paprasta vieno pirmadienio, vieno transporto kamščio istorija. Eismas Liepų gatvėje pats nusikreipė prieš eismą. Nes kaip kitaip čia susitvarkysim, mes pravažiuosim. Bulgaras į Lietuvą atvežė tepalų krovinį ir, apmaudžiau turbūt nebūna. Kai 3 paras vairuoja teisingai, o likus iki tikslo keletų metrų, susivartai lygioje vietoje. Mes žinome, kad vilkikas iš pirmos juostos niekaip negali pasukti, bet eismo taisyklės yra tokios. Jos nedėkingos dideliems transportams. Reido reporteriai darbą pradeda Vilniuje ir reido reporteris Hendrikas šį savo siužetą iš Kareivių gatvės pavadino Per Marytės plauką. Mes tikrai sakom Per Marytės plauką. O šį siužetą reporteris Hendrikas pavadino Neapsisprendimas. Mes pritarėme reporteriui Hendrikui. Arba tu važiuoji, arba tu nesibaidyk čia tų iššalutinių išsikišimų, ką? O čia naktis Žemaitijoje. Džigitas kelią žino. Ištisinę liniją mato. Žino, kad negalima jos kirsti. Bet tai kaip čia viskas gerai susiklostė? Nes jeigu jis nebūtų varęs prieš eismą, o aplenkęs reporterį būtų grįžęs į savo eismo juostą, būtų sutraiškęs dviratininką, kurio tik pedalai tešvietė. Naktis Klaipėdoje, miesto centras. Reido reporteris atbulas važiuoja nuo vieno viešbučio, kai staiga, neliesdamas žemės, praskrenda golfas ir per geltoną, ir per raudoną. Gerai, kad ši sankryža filmuojama, tai tokie veikėjai yra greitai identifikuojami, kai sukelia avarijas. Čia ko gero Varniai, kitas Žemaitijos miestas. Džigitas toje pačioje vietoje tik jau dieną varo kirsdamas tą pačią ištisinę liniją. Prieš taigi siužete matėte, keliate, šitą žinot, Dievo jis nebijo, nors žiemą slidu ir paslysti gali lygioje vietoje.
Kretinga – dar vienas Žemaitijos miestas. Vienas mikriukas pilnas statybininkų varo degant raudonam šviesoforo signalui į kairę, nesustojus prie stop linijos net. Blogi pavyzdžiai užkrečia. Tai ir kitas taip pat pavaro iš dešinės eismo juostos į kairę degant raudonam šviesoforo signalui. Komisarė Richardai, pasirodo, ir Kretingoje yra vieta, kur vairuotojai prašyte prašosi protokolų. Ir šis siužetas apie raudoną šviesoforo signalą. Pažinote? Čia Klaipėda. Šilutės plento ir Jūrininkų prospekto sankryža. Mums atvažiavusiam Šilutės plentu jau užsidega žalias šviesoforo signalas. Mes pajudame, kai staiga iš dešinės pusės vilkikas per raudoniausią ramiai sau įvažiuoja ir nuvažiuoja. Atsibus, žmogau, čia šviesoforo reguliuojama sankryža. Vilniuje, Antakalnyje, prie poliklinikos piktas pilietis pirštu rodo. Tu ir tu esate neteisūs. Aha, čia mes visi neteisūs, o jūs jau teisūs, taip? Vilnius, Geležinio Vilko gatvė. Klausykite, gerbiamą taburetę vairuojantis asmuo. Šioje vietoje galima sukti tik tiesiai. Girdėjote? Sukti tik tiesiai. Arba išvertus į lietuvių kalbą, sukti į kairę negalima. Čia galima važiuoti tik tiesiai. O dabar šaukim į Klaipėdą, bet nešaukim pons degant raudonam šviesoforo signalui. Mes suprantame, kad labai norisi pravažiuoti degant raudonam šviesoforo signalui, kai niekas aplinkui nemato, bet vis tiek tvarka yra tvarka. Kelias Plungė Vėžaičiai. Šis vaizdas užfiksuotas Kūčių dieną. Atspėkit, ar šio vilkiko vairuotojas blaivus. Vieną kartą nuvažiavo į kelkraštį, išsilaižė, išsivartė, išsilygino. Po to dar kartą kabino kelkraštį, dar kartą išsilygino. Po to posūkyje vilkikas vos neišlėkė į priešingą eismo pusę. Galiausiai policijos buvo sustabdytas prie varkalių. 55 metų Mažeikiškiui nustatytas vidutinis 2,30 promilių girtumas. Važiavo bičias namo pakučiavoti. Klaipėda, Šilutės plentas. Čia nardymo pamokas pradedantiesiems vairuotojams ar iš kito kaimo atvažiavusiems piliečiams rodo šio balto automobilio vairuotojas. Štai taip mes mokame, štai taip per šonus. Na ir kas, kad prieš nosį mums užlindo, mes tą parasime ir pranersime. Na ir kas, kad kitas makalojasi po nosimi, mes ir jį padarysime per šonus. Ir kaip kitaip padaryti savo firmai reklamą, aišku, tik taip vairuojant, kad visi pastebėtų. Na ir savaitės pavairavimas pas mus atkeliavo iš Kretingalės. Iš pradžių galvojame, kad BMW išvažiavusi iš šalutinio kelio tiesiog sumėtė prieš traktorių, bet vėliau įsitikinsime, kad šie veiksmai yra daromi specialiai. Kretingalės drifteris nelegalas. Sniegą pamatė ir kaip puolė ardytis išvažiavęs rimtą kelią. Tiesa, jame jis buvo neilgai, pasuko vėl į Kretingalės gilumą, bet ir čia reikia vairuoti laikantis dešinės kelio pusės, juolab prie švietimo įstaigų. Pasirodyk, žmogau, kas toks esi. Na, štai ir susipažinome. Šiandien viskas, nuo mes pasimatome kitą antradienį 8:30 vakaro. Baltikum televizija rodys reidą. Būkite aplankyti, apkamšyti ir pabučiuoti. Sudie. Laidą Reidas pristatė Angel. Įrankiai meistrams.